Tai ką sėki visi čia šokininkas Aivaras ir šiandien sulaukėm video, bet šitas video bus įkeltas pirmadienį, todėl nes, žodžiu, bus įkeltas ir pirmadienį. Tai šis video irgi bus trumpas, bet jo, bus trumpas, todėl nes rodysiu savo tvarto, kaip čia pasakius, tvarto turą, ne. Galim sakyti tvarto turą, blemba nelabai. Kas yra tvartė, galim taip sakyti. Norėjau šiandien filmuot lauke, bet lauke, kaip matot, nekoks oras, vėjas lyja. Baisiausias vėjas, atėjau į tvartą, galvoju tvartę kažką nufilmuosiu, nes reikia. Tai va, atėjai, gerai, galim pradėti tada. Tai va, atėjai į tvartą, matot balą, nes ta bala čia labai ilgai, čia karočią apsėmė viską. Čia nežinau, dėl ko čia tiek daug vandenio, kaip ir viršų jokių skylių, nieko ne, viskas gerai įsitvarkyta, bet jis čia prilyja. Ir, ojojoj, čia apsėmė neblogai, pasižiūrėkit. Viskas čia plaukia pas avį, viskas plaukia. Tai jau čia reikės gal kažkada kažką tvarkyt, gal ateity, gal pavasarį, vasarą, tada. Čia turim lentas visas, nes kaip dariau iš tavo gardą, vienas dariau aišku, čia biški lubų, ne. Čia kaip dariau, tai visas atliką sudėjau čia, reikia paningažiai išvalyti viską ir kažkur sunešti. Tada turim čia šitą kampą, nekalskit, kodėl ten sodinį. Čia aš nešu šieną, nešdama šieną, dabar nesimatys, aišku, užlipu, žodžiu, paduodu šieną. Tai žodžiu, čia dar galvoju įsivalyti reikia, kažkada gal pavasarį padaryti antrą gardą. Čia užkaliau langą, nes labai buvo didelis čia langas išpeltas, aš užkaliau, nes savim, kad nebūtų šalta. Tada čia turim irgi tokią sieną, kurią pats stačiau ir galvoju, čia irgi viduj galvoju irgi. Čia irgi tokia pertvara, tokia siena, kad būtų irgi antras gardas, čia išpjaut duris padaryti, vartelius. Tai galvoju čia irgi padaryti, kada čia būtų vienas gardas ir čia kad būtų vienas gardas, nes jeigu daugiau laikysiu avių, kad būtų daugiau avim. Tai va, ką dar daugiau galiu parodyti, tai kaip ir nieko, 2 minutės filmuoju, rekordas, tai mano bus. Ką, aviukai, šita avis ir ana avis turi atsivest vaikų, bet jos kažkodėl nesiveda iki pavasario, jo iki vasario turiu laiko, jeigu vasarį neatsives, tai reiškia, jos dar nebuvo pasirujoję. Tai labai liūdna, laukiu iš tų ėriukų, kada atsives, bet geras, suskėnas, labas. Ui, gera avis. Gera avis. Šieno dar turi. Tai va, taip ir gyvenu, va. Kita avišė sagulį ištargi turi atsivest, bet neatsiveda. Ko vaikų neatsivedi, veskis mama. Tai va, ką daugiau galiu parodyti, daugiau kad nieko, tai kad va, praeitam epizode tvarkim duris ir gausiu šūdas. 3 minutės filmuojam. Šūdas, nes čia taisiau, čia nieks nesigavo, čia šūdas, galiu aš jums parodyti. Biškį, va. Neišeisi avyje, išeisi, neik niekur. Ir va, čia vis tiek šūdas gausi, čia nieks nieko nesigavo, durys krenta. Reikia dėti šitus va metalinius tokius, va reikia dėti, kad lankstytųsi tokie, reikia dėti tokius. Nes kitaip, nieko, atsiprašau už keismažodžius, nieko kitaip nesigaus. Mes su operatorium davė vargom, dirbom, bet ten gal nieko 20 minučių ant tokio darbo dirbom. Durys neužsidaro, žiūrėjau, sunkiai dabar aš jau užsidaryti. Reikia, va. Tai va, šitas video toks trumpas. Kitam video, nežinau, gal kažką lauke veiksim, nežinau. Tai ką turiu atsisveikyti, einu dabar apsišersiu savo gyvulius, visus avis ir eisiu į kambarį tvarkytis, nes rytoj į mokyklą ir rytoj bus mano video. Tai ačiū visi, kad žiūrėjote šį video, tikiuosi susirinksim 100 subscriberių, kelsiu savo repą, tiesiog taip, nes kodėlgi ne. Tai visi ačiū, kad žiūrėjote šį video, labai smagu, kad jau turime jau daug prenumeratorių, tai ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto susitiksim antradienį arba sekmadienį.